Tai sveiki visi, su jumis aš Dovydas ir šiandieną aš bandysiu pažaisti Death Railsus. Nežinau kaip šitas žaidimas žaidžiasi, esu tik tais bandęs su draugais. Gaila šį kartą jų nei vieno nėra, tai žaisiu vienas. Taip, dabar turbūt pasižiūrėsiu, kas čia per žaidimą. Jeigu kažkas žino, kas čia yra, pasakykit komentaruose, jeigu aš jau neįsijungęs, per kitą video pasistengsiu, tai jau susižino. Čia negaliu įeit. Čia įdomi. Okei. Dabar noriu paklausti, kaip gauti šitus dalykus. Okei, pasižiūrim dabar, ką aš čia galiu padaryti. Pažaisiu vienas. Kol kas. Nes nežinau, ko tikėtis iš žmonių. Dar, kad jūs galvojate, kodėl aš apžiūrinėjau mapą, aš šitą žaidimą žaidęs ir įvykęs tik tais toje vietoje, tai aš mažai ką žinau. Okay, joininam in ir pirmas dalykas, ką aš atsimenu, kad va, tenais yra tas gold baras ir jį paėmęs pagal viską, tu turėtum tiesiog jį pasiselint ir gauti 50. Tada eiti į General Store ir nusipirkti kaulą. Aš iš savo taktikos bandysiu daugą. Aš žiūrėjęs per visokius trumpuosius videos, kad šitus paima ir jeigu tu šitą turi, tu tiesiog uždedi ant šitų sienų kažkodėl. Turbūt sužinosim vėliau. Ir dar atsimenu, kad sek tu gali paimti ir storinti. O, veikia. Ok, pabandysim šitą žaidimą pirmą kartą vienas. Ir pasižiūrėsim, ar apsimoka žaisti jį dar kartą. Aišku, ne aš spręsiu, o jūs, tai jeigu šitas videos patiks, laukiu komentarų, laukiu laikų. Žinau, kad ne visi mėgs mano channel, dėl to aš nesitikiu nieko per daug. Ir jeigu aš darau kažkokių klaidų, prašau pranešti. Nes dabar aš atsimenu, kad šitas dalykas daro damage'ą, tai aš šitus du nusiperku. Nes galvoju, kad jeigu šitus nusipirksiu, aš galiu tiesiog jūs
aš matęs, kad... Jo, mano parkūro skillsai tokie įdomus. Aš matęs, kad žmonės tiesiog jūs paima taip ir uždeda ant praėjimų, kad niekas neįeitų. Šičia kraučiant nelabai galima. Okei, įdomiai. Pasižiūrėsim, kaip čia fun bus žais šitą žaidimą. Nu, all set. Gal šitą padarysiu kitoj pusėj. Ir važiuosim. Šitą video iš kitų video, kuriuos aš dažniausiai redaguodavau, turbūt neredaguosiu, tai nepykit. Bet manau, kad šį kartą įveiksiu bent jau iki kito tauno. Kiek aš žaidęs, žinau, kad yra toksai. Jo, aš matau, kad nelabai įveiksiu. Aš nemėgstu rizikuoti ant tų namų, dėl to aš nejau. Nes aš nežinau, kada tiksliai bus naktis, bet iš to, ką matau, aš neturėsiu kito pasirinkimo, kaip eiti šičia ir rizikuoti, muštis su šitais zombiais. Jesus Christ, kaip tavęs nesitikėjau. Nu, šitas bus. Pasisekė. Tai šitą paimsim ir šitą. Nes taip ar taip nelabai turiu pasirinkimo. Privažiuosiu prie to namo, gal šautuvą rasiu. Manau, kad ten iš formo šerifo namas. Taip pat tikiuosi kaulą rast, ko šiandien labai reiktų, nes okei, matau, kad nemažai draugų turėsim. O, dar vienas. Fight. Oi! Šitas protingesnis? O ne, o ne. O ne. Okei, tai negerai. Aš tiesiog paimsiu tai, kas telpa. Ir bėgu. Oi. Oi, ne. O ne. Okei, nelabai gerai, labai negerai. Aš bėgu. Aš iš šito oro manau, kad aš nesustosiu iki tol, kol nesibaigs kuras. O dėl tokių parazitų. Ir aš tikiuosi, kad kuras greitai nesibaigs. Bent jau iki tos stotelės. Nes jeigu baigsis, aš nepakovosiu. Ne. Labai negerai. Okei. Okei, važiuojam.
Oi. Oi, ne. Tai čia negerai šiaip. Matau. Matau pagalbą. O, pasisekė. Išgyvenau. Ok, pasižiūrim, ką turim. Ok, tai turim šitų. Manau, kad šičia yra visai naudingas. Tai aš šičia praskipinsiu kokias 2 naktis. O, wow. Tiek atsipirko. Tai aš čia išbūsiu gal kelias naktis. Tikėkimės, kad bus daug vampyrų, nes kiek su draugais žaidžiau, žinau, kad vampyrai labai atsiperka po 15 pinigų netgi. Ir jo, tikėkimės, kad parazite. Lysk tenais. Nemėgstu kempinti, bet neturiu pasirinkimo. Nes jo. Čia truputį ir saugu, ir smagu labiau pabūti. Plius aš labiausiai bijau rizikuoti, kažkur eiti, tai nežinau. Labai nesinori redaguoti video, plius nesu labai didelis to darymo fanas, bet aš nelabai turiu didesnio pasirinkimo. Tai arba aš rizikuoju, arba aš važiuoju. Manau, kad jūs labai nenorit manęs laukti šičia visą laiką kalbančio, arba tiesiog žaidžiančio šitą žaidimą ir nieko nedarančio, tai manau, kad aš turėsiu važiuoti, nes aš tikrai nesiruošiu redaguoti. Gal netgi galėjau tai padaryti greičiau, nes dabar jaučiuosi toksai durnokas. Plius aš manau, kad šičia yra kažkoksai dalykas, kur tu gali būt, bet nelabai. Nu. O šitą galiu aš pat. Čia aš padariau, ar jis pats? Jo, šaika. Hana. Reiks imti viską, kas liko. Viską, ką aš galiu. Nepasieks. Tikiuos. Arba aš galiu pervažiuoti juos. Mirk. Mirsi? Nelabai. Du pervažiavau. Kitus 2 old fashion way. Per galvą. O! Darai damage'ą. Darai damage'ą. Darai damage'ą.
Au, 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 atsipnesk. Dek. Parazitas įkando man į šikną. Matau ten toli tokį mieste. Mažiuką nameliuką. Iš mano manimo jau tuoj naktis bus. Laiko žiūrėjimo. Nu. Važiuojam. Nežinau, kokią geresnę strategiją be redagavimo galėjau padaryti. Dėl to ir važiuojam. Nu. Parazitai jūs. Norit pervažiuosiu? Op. Nu ir naktis atėjo. Su vilkiuksai žaidžiau. Ir dabar visi vėja. Tikiuosi šitie parazitai netaps. Nei vienas nemirė. Nu, eik tu sau. Aš tikrai ten eisiu. Aš nenoriu čia žudytis. Ne, tu juokauji. Nevaž pro sieną, ką? Au, mušė per sieną. Muša per sieną. Važiuoju, ate. Nevažiuoju. Nu. Jo. Manau, kad neturėjau geresnio būdo jums padaryti įdomų video, tai nežinau, ką dar galiu jums pasiūlyti. Tai turbūt šičia ir baigtųsi mano kančios Roblox'e. Aišku, aš nieko daugiau nežaidžiu. Ir šičia turbūt buvo didžiausias vedėjas, per kurį kalbėjau. Nežinau, ar jūs norit, kad aš dabar pratęsčiau, nes jeigu aš pratęsčiau, aš pailginčiau vedėją, bet... Jo. Jeigu ką, parašykit komentaruose, kaip šitą geimą pereiti. Aš pabandysiu viską. O dabar su jumis buvau aš, Dovydas, pasivadinęs Furo. Turbūt taip ir vadinsiuosi per kiekvieną video. Ir pasimatysim iki kito video.